Hello to everyone. Sveiki atvykę visi. It's nice to see you all here again this year. Labai miela jūs visus matyti čia vėl šiais metais. Yeah, I hope some of you were last year as well here. Aš tikiuosi, kad kai kurie iš jūsų buvo ir pernai metais taip pat čia, tiesa? Yeah. Is there anyone who is first time in Medjugorje? O kam pirmą kartą Medžiugorje šiais metais? Lots of you. Labai daug jūsų. I hope you like it. Manau, tikiuosi, kad jums patinka, viliuosi. Yeah. It's a simple place. Tai yra paprasta vieta. I usually joke about our environment. Aš kartais juokauju apie mūsų aplinką. I usually say that we have nothing to offer to people, museums, buildings or something. Aš dažnai sakau, kad mes neturime žmonėms nieko pasiūlyti, ta prasme, kad nėra kažkokių ypatingų pastatų ar muziejų, galerijų. Because we were five centuries under Turkish Empire. Nes mes buvome 5 amžius po turkų imperijos priespaudą. So they free us from everything. Tai jie tam tikrą prasme mus išlaisvino iš tų dalykų. But I think that's the reason why we have the faith. Bet aš manau, tai yra taip pat priežastis, dėl ko mes turime tikėjimą. And that's what we offer here. Ir tai yra tai, ką mes čia siūlome. Yeah. We don't have big buildings, basilicas or Mes neturime museums. didelių pastatų, bazilikų, muziejų, But we have places of prayer. bet mes turime maldos vietas. As you can see, Apparition Hill, Cross Mountain here, Kaip Parish jūs Church. galite matyti, Apreiškimo kalnas, Kryžiaus kalnas, bažnyčia. So that's all that we can offer to you. Tai yra viskas, ką jums galime pasiūlyti. And it's more than museums and all kind of buildings or some cultural things. Ir tai yra daugiau nei muziejai, kažkokie kultūriniai dalykai. Yeah, that's the most important. Tai yra svarbiausi dalykai. And Our Lady came here to teach us that as well. Ir Dievo motina atėjo pas mus, kad to pamokytų. How to live our life according to the gospel, according to God's commandments. Kaip gyventi gyvenimą pagal Evangeliją, pagal Dievo įsakymus. And as this place is simple, so the messages of Our Lady are also simple. Kaip ir ši vieta yra paprasta, Dievo motinos žinutės taip pat yra paprastos. You cannot find some kind of high theology in these messages. Jūs nerasite kažkokios aukštos teologijos šitose žinutėse. Or in this movement, religious movement. Ar šiame religinėme judėjime. It's very simple, down to earth. Tai yra labai paprasta, žemiška. But it lifts our heart to heaven. Bet tai pakelia mūsų širdis į dangų. And I think that most of you can agree with me that the biggest thing in our lives are simple, very simple. Ir turbūt dauguma iš jūsų su manim sutiks, kad didžiausi dalykai mūsų gyvenimuose yra paprasti. As a love of mother to her children. Kaip motinos meilė savo vaikams. Or something else. Everything in life that matters is really simple. Ir kažkas dar kito, tai, kas mūsų gyvenimuose yra svarbu, yra iš tiesų labai paprasta. And I think it is meant to be like that, simple. Ir aš manau, kad tai ir buvo sukurta, kad būtų paprasta. But we, people, we can complicate sometimes. Bet mes žmonės, mes kartais komplikuojame. We like to mix everything and to complicate our lives, our relations with God, with other people. Ir mes patys komplikuojame, mes sumaišome dalykus savo gyvenimuose, santykiuose su kitais žmonėmis. And that is one side. That is how to say what sin is like. O taip veikia ir nuodėmė. Diabolos, Satan, he wants to make despair, to make some kind of
trouble or complicated situations. Velnias arba šėtonas, jisai stengiasi komplikuoti, kažkaip tas situacijas tokias sudėtingas padaryti. If we look in the Bible, or if we look in our life where there is a sin, there are very complicated relations. Ir jeigu mes žiūrėsime į Bibliją arba į savo gyvenimus, ten, kur yra nuodėmė, ten yra sudėtingi santykiai. And we need to try to find a way to the simplicity of life. Ir mums reikia stengtis ieškoti būdo į gyvenimo paprastumą. When we observe lives of the saints, we can see how their lives were very ordinary lives, simple. They made everything looks very simple. Ir jeigu mes stebime šventųjų gyvenimus, domimės šventųjų gyvenimais, mes matom, kad jų gyvenimai tarsi buvo paprasti. But when we try to live like that, it is becoming harder and complicated. Bet kai mes patys stengiamės taip gyventi, mums tai tampa sunku ir komplikuota. Medjugorje is a very ordinary parish. Medžiugorje yra paprasta eilinė parapija. An ordinary place. Paprastoje eilinėje vietoje. Even though it built in last 40 years, it still remains simple. Net kai jinai pasikeitė, per paskutinius 40 metų buvo tiek apstatyta, čia daug pastatų, bet vis tiek jinai lieka paprasta vieta. As a parish priest, I get questions. What will you offer to all pilgrims that are coming in Medjugorje? Kaip parapijos klebonas, aš gaunu klausimų, ką mes galime pasiūlyti, ir kelių klausimus, ką mes galime pasiūlyti tiems piligrimams, kurie atvyksta į Medjugorję. This year we are celebrating 45th anniversary of apparitions. Šiais metais mes švenčiame 45-ąjį jubiliejų apreiškimų. And everyone is asking, what will you offer to people for that day, for that occasion? Ir visi klausia, ką pasiūlysite šiai progai žmonėms. I just said, we will offer those things that Our Lady offered us when she appeared. O aš sakau, mes pasiūlysime tai, kad Dievo motina mums pasiūlė, kai jinai pasirodė čia. Prayer, Malda, fasting, pasninkas, repentance, atgaila, Eucharist, Eucharistija, Holy Bible, Šventa Biblija, Rosary, rožinis, confession. išpažintis. Those are things that we will offer to people. Tai yra tie dalykai, kuriuos mes siūlome žmonėms. And that's the main message of Medjugorje. Ir tai yra pagrindinė Medžiugorjės žinutė. And we need to go back to the source. Ir mums reikia grįžti atgal prie šaltinio. At the beginning of everything. Nuo ko viskas prasidėjo. And there we will find the real meaning of this spirituality and this movement. Ir šitoje pradžioje mes rasime tikrąją reikšmę šito dvasingumo ir šitos dvasios. Why we need to go to the source of something? Kodėl mums reikia eiti į ištakas kažkokio dalyko? For example, the source of river. Pavyzdžiui, ištakų upės. If we want to drink from the river, Jeigu mes norime gerti iš upės, we know that the clearest water is at the source. mes žinome, kad švariausias vanduo yra ištakose. And that is why it is important to go to the source of things. Ir dėl to yra labai svarbu eiti prie to šaltinio, prie ištakų dalykų. To see them clear. Kad mes tai matytume aiškiai. To see them as they are truly. Kad pamatytume tokius, kokie jie iš tiesų yra. And this year we decided to have the theme of all retreats here in Medjugorje. It's saying, go to the source. Ir mes šiais metais nusprendėme visų rekolekcijų tema pavadinti eikit prie šaltinio, prie ištakų. And we also mean go to the source of the apparitions here in Medjugorje. O mes taip pat turime minty, kad eikite prie ištakų apreiškimų Medžiugorjoje.
And there we will drink the pure water. Ir ten jūs gersite tą švarų, skaidrų vandenį. And it will be tasteful. Ir tai bus skanus vanduo. It will be beautiful Tai bus gražus vanduo. if we discover that water. Jeigu mes rasime tą vandenį. And that's what we are offering to you today. Ir tai yra tai, ką mes jums siūlome šiandien. The real faith. Tikrą tikėjimą. The courage to start your life from the beginning. Drąsą pradėti savo gyvenimą iš pradžių. And if we want to be honest with ourselves, every day we need to go to the source of our life. Ir jeigu mes norime būti sąžiningi patys su savimi, mes turime eiti į ištaką savo gyvenimo. And we need to repent every day. Ir mums reikia atgailauti kiekvieną dieną. When we wake up in the morning, Kai mes pabundame ryte, what we need to do? ką mums reikia daryti? We need to decide, I will live this day according to God's commandment, according to God's will. Mums reikia nuspręsti, kad aš gyvensiu šiandien pagal Dievo valią, pagal Jo I įsakymus. will do good things today. Aš darysiu gerus dalykus I šiandien. will pray. Aš melsiuosi. I will go to the mass. Aš eisiu į šventąsias mišias. I will greet everyone with love, with tenderness. Aš pasveikinsiu kiekvieną su meile ir švelnumu. And that's the calling of repentance. Ir tai yra pakvietimas atgailai. Not only one time in your life, Ne tik kartą savo gyvenimuose, but every day. bet kiekvieną dieną. It is everyday calling. Tai yra kasdieninis pakvietimas. And that's something which is specific here in Medjugorje. Ir tai yra tai, kas yra ypatinga arba specifiška čia Medžiugorjėje. Those words, today and every day. Tie žodžiai šiandien ir kiekvieną dieną. If you look at Medjugorje, Jeigu jūs žvelgiate į Medžiugorję, you will see that Medjugorje pray every day. jūs pamatysite, kad Medžiugorjė meldžiasi kiekvieną dieną. There is no rest day. Nėra poilsio dienos. You know, as in some parishes you have the feast day, Kai kuriuose parapijose jūs turite tokią šventės dieną. and after feast day you have the rest day. Ir tarkim, po tos šventės dienos, kokiu iškilmiu, jūs turite poilsio dieną. But here, no. Bet čia taip nevyksta. We do not have rest day. Mes neturim poilsio dienos. We always pray. Mes visada meldžiamės. And that's the perseverance in prayer. Ir tai yra atkaklumas maldoje. That's our Išbuvimas. answer to Our Lady's calling. Tai mūsų atsakas į Dievo motinos kvietimą. She called us, pray, Jinai mus pakvietė. repent, Melskitės, atgailaukite. celebrate Mass with a heart, Švęskite šventąsias mišias širdimi. adore my Son, Garbinkite mano sūnų. pray Rosary. Melskitės rožinę. And that is what we are doing every day. Ir tai, ką mes darome, tai yra tai, ką mes darome kiekvieną dieną. And we need that perseverance to be every day connected with God. Ir mums reikia to atkaklumo, išbuvimo kiekvieną dieną su Dievu. And I think that's very important message. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbi žinia. You know, I'm not just praying when I'm feeling good. Nes aš meldžiuosi ne tik tada, kai aš jaučiuosi gerai. Or maybe it's better to say, I'm not just praying when I'm feeling bad. Arba kitaip galima būtų pasakyti, aš meldžiuosi ne tik tada, kai jaučiuosi blogai. Or when I need something. Ar kai man kažko reikia. When I need favor from God. Kai man reikia kažkokios paslaugos iš Dievo. No, I pray every day. Ne, aš meldžiuosi kiekvieną dieną. I surrender every day to God. Aš pavedu kiekvieną dieną viešpačiui. I kneel every day before God Aš klaupiuosi kiekvieną dieną prieš Dievą. to say to Him, You're my Savior, You're my God. Kad pasakyčiau jam, tu esi mano gelbėtojas, tu esi mano Dievas. I adore you. Aš garbinu tave. And Saint Augustine said as well, Ir šventasis Augustinas taip pat pasakė, to be perseverant in prayer. būti atkakliam, išbūti maldoje. You know the story about that lady, Samaritan lady, Jūs žinote tą istoriją apie samarietę moterį, who
were bothering Jesus about her daughter. kuri tiesiog vargino Jėzų dėl savo dukters. But she wasn't from Jews. Jinai nebuvo žydė, jinai nebuvo iš žydų tarpo. And he was very rough with her. Ir jis buvo gan grubus su ja. He said to her, leave me alone. Jis sakė, palik mane ramybėj. Why are you bothering me? Kodėl tu mane trukdai? I'm here with the Jews. I'm Aš here čia- with the promised people. Aš čia su žydais, aš čia su pažadėtąja tauta. She said, yes, Jinai pasakė taip, but you can help me. bet tu gali man padėti. Even dogs eat from the little bread that is fall from the table. Net šunyčiai ėda tos trupinėlius, kurias nukritę nuo stalo. She insisted. Jinai buvo atkakli, jinai She was, nepasidavė. yeah, she begged Jesus. Jinai maldavo Jėzų. She didn't go away. She waited for him. Jinai nepasitraukė, jinai laukė jo. And Saint Augustine, he teaches us Ir šventasis Augustinas jis mus moko. that we need to be like that women. Ir kad mums reikia būti kaip ta moteris. To pray every day. Melstis kiekvieną dieną. Maybe we will not change the will of God. Galbūt mes nepakeisime Dievo valios. For sure we will not Aišku, kad nepakeisim. change God. Dievo. But that prayer, Bet ta malda, that time spent in prayer, tas laikas praleistas maldoje, it will change us. mus pakeis. And that is what is happening in Medjugorje. Ir tai vyksta Medžiugorjėje. People learn here how to pray every day. Žmonės mokosi čia kaip melstis kiekvieną dieną. Not just on the pilgrimage, you are now on the pilgrimage. Ne tik piligrimystėje, jūs dabar esate piligrimystėje. And you have a great time here. Jūs gerą laiką čia turite. Whenever we are on a pilgrimage, we have a great time. Mes visada, kai vykstame į piligrimystės, turim gerą laiką. There is a lot of grace of God. Labai daug viešpatės malonių. And we feel like we are in heaven. Ir mes jaučiamės kaip danguje. But then we need to go to our home, Bet tada mums reikia grįžti namo, to work, dirbti. to the same people that we are watching every day. Pas tos pačius žmonės, kuriuos stebim kiekvieną dieną. Maybe our job is boring. Gal mūsų vaikai kokie nors ten Maybe we have nuobodūs. some struggle in our life, Gal mes turime kažkokius iššūkius savo in gyvenimuose. family, with friends. Šeimoje, su draugais. And it's difficult to pray. Ir tuomet yra sudėtinga melstis. It's always easy to pray in such a place as Medjugorje. Visą laiką lengva melstis tokioje vietoje kaip Medžiugorjė. And that's why we call Medjugorje the school of prayer. Dėl to mes ir vadiname Medžiugorję Our maldos mokykla. Lady's school of prayer. Dievo motinos maldos mokykla. Because she is teaching us how to pray, how Ne- to preserve in prayer. Nes jinai mus moko, kaip melstis ir kaip išbūti, išlikti maldoje, būti atkakliam. And how to bring that prayer in our life, in our home. Ir kaip atnešti tą maldą į savo gyvenimus, į savo namus. And that's very important. Ir tai yra labai svarbu. Maybe that prayer will not be same as here, Galbūt ta malda nebus tokia pati kaip čia, but we need that prayer every day. bet mums reikia tos maldos kiekvieną dieną. Sometimes people are saying, Father, I don't know why I pray when I'm not feeling good, because I just pray. I'm just saying words. I do not think. I'm not praying with my heart. Ir kartais ateina žmonės ir sako, tėve, nežinau, kodėl aš meldžiuosi, kai aš negerai jaučiuosi, aš tarsi ne taip meldžiuosi, nesimeldžiu su širdimi. And maybe it's better not to pray than to pray like that. Gal geriau iš viso nesimelsti, nei melstis taip. Usually I answer this. Ir aš dažniausiai atsakau taip. I think Aš manau, God loves more that prayer than prayer when you are so into the prayer. aš manau, kad Dievui labiau patinka ši malda, nei tuo met, kai jums ta malda einasi taip lengvai. Why is that? Kodėl taip yra? Because you are fighting for your life. Nes jūs kovojate už savo gyvenimą. You are not feeling good. Jūs nesijaučiate gerai. You're not feeling like
I'm not in the mood for prayer. Jūs nesijaučiate, pavyzdžiui, kad, man dabar nėra nuotaikos maldai. But something inside me is saying me, you need to pray. Bet kažkas manyje viduje sako, tau reikia melstis. And you go above your strength, Ir jūs tada einate virš savo jėgų, above yourself, virš savęs, above your feelings, virš savo jausmų. and you pray. Ir jūs meldžiatės. And that's when our faith go above our feelings. Ir tuomet mūsų tikėjimas pakyla virš mūsų jausmų. And we need that in our life. Ir mums to reikia mūsų gyvenimuose. And I truly think that God is looking very merciful for those prayers when we are not in the mood. Ir aš tikrai tikiu, kad Viešpats taip gailestingai žiūri į tas maldas, kuomet mes meldžiamės, kai mums nėra nuotaikos maldai. You know that saying that you will find a great friend in heavy situation. Žinot tą posakį, kad jūs rasite tikrą draugą sudėtingose situacijose. That's also with the prayer. You will find the good Christian in heavy moments. Taip pat ir su malda jūs rasite gerą krikščionį sudėtingose, sunkiuose momentuose. When they pray, even they do not feel anything. Kai jie meldžiasi net tuomet, kai nieko nejaučia. And that's that perseverance in prayer. Ir tas išbuvimas, atkaklumas maldoje. I usually say this when I'm talking to people about perseverance in prayer. Aš dažnai tai sakau, kai aš kalbu su žmonėm apie tą išbuvimą maldoje. As I said, we had a prayer program here every day. Kaip aš sakiau, mes turim maldos programą čia kiekvieną dieną. And we are only human. We are not angels. Ir mes tik žmonės, mes ne angelai. Sometimes I'm not in a good mood. Aš kartais irgi negeros nuotaikos. Sometimes I do not want to pray. Kartais aš irgi nenoriu melstis. But we have our schedule. Bet mes turime savo tvarkaraštį. You know, for every week. Kiekvienai savaitei. And it's saying when I'm on my turn to lead the adoration. Ir tam tvarkaraštyje parašyta, kada yra mano eilė vesti, pavyzdžiui, adoraciją. And when one time, or that happened more than once, when I see my name, oh my God. Ir vieną kartą, iš tikrųjų taip įvyko daugiau nei kartą, kai aš matau savo vardą, galvoju, o Dieve. You know, you need to hear confessions before Mass. Žinot, reikia klausyti išpažinčių prieš šventąsias mišias. And during Mass. Ir per mišias. And after Mass you need to stay for adoration. Ir po mišių dar reikia likti adoracijoje. And I'm going to the tabernacle. Ir aš einu į tabernakulį pas. And saying inside me. Ir aš sakau savo viduje. Why me? Kodėl aš? Why I need to be here? Kodėl aš turiu čia būti? Every day. Kiekvieną dieną. Again. Ir vėl. Again. Ir vėl. Why can I not be in some small parish? Kodėl aš negaliu būti kažkokioje mažoje parapijoje? To have adoration once in a week. Kartą per savaitę turėti adoraciją. And you're looking for the priest and you're saying, oh, this is beautiful, the saint priest. O jūs žiūrite į kunigą ir sakote, o, kaip gražu, šventas kunigas. And I'm mourning in myself. O aš viduju tokius dalykus. I don't want to be here. Aš nenoriu čia būti. And during adoration, O per adoraciją I pray. aš meldžiuosi. You know, I'm not that into adoration. Aš nesu tiek linkęs į adoraciją. Especially in the beginning. Ir ypatingai pradžioje taip man buvo. You know, everything is bothering you. Your knees hurt, your back hurt. Viskas atrodo trukdo, skauda kelius, skauda nugarą. There's no air in the church. Too many Nėra people. oro bažnyčioje, per daug žmonių. You always find something Visą laiką that obstruct you, that take your attention from the most holy sacrament. Visą laiką kažkas atrodo atsiranda, kas tavo dėmesį nori numušti nuo švenčiausio sakramento. But more than once I came to adoration non-willingly. Ir buvo taip ne kartą, kad aš atėjau nenorėdamas į adoraciją. But during adoration, Bet per adoraciją and after ir adoration, po adoracijos I feel very
light, Aš jaučiausi toks lengvas, filled with pripildytas emotion and faith, su tikėjimu ir emocija net. happy. Laimingas. Before adoration, I was grumpy. Prieš adoraciją aš toksai niurgzlys buvau. Why me? Kodėl aš? And after adoration, O po adoracijos there is a smile. ta šypsena atsiranda. That's how God and prayer works for us. Taip viešpats veikia mums maldoje. And that's why it's very important to pray, even though I do not want to pray. Ir dėl to yra labai svarbu melstis net tada, kai aš nenoriu melstis. It's very dangerous to lie only on my feelings. Yra labai pavojinga pasikliauti vien savo jausmais. Because my feelings, they can be wrong. Nes mano jausmai gali klysti. And that's why our faith needs to go above our feelings. Ir dėl to mūsų tikėjimas turi pakilti, eiti aukščiau mūsų jausmų. To know that I need God, Žinoti, kad aš nesu Dievas. I need prayer, Kad man reikia Dievo, man reikia maldos. and I need that every day. Ir man jos reikia kiekvieną dieną. And that's the specific of, that's the particularity of Medjugorje. Ir tai yra ypatingumas Medžiugorjės, tai kas yra ypatinga Medžiugorjei. You know, because we have this prayer program every day, Nes mes turime tą maldos programą kiekvieną dieną. and it's saying to us, this is how your life needs to be, always connected to Jesus. Ir tai mums sako, tarsi, taip toks turi būti jūsų gyvenimas, visada suvienytas su Jėzumi. And that's what Our Lady wants from us. Ir to nori Dievo motina iš mūsų. Nothing new, Nieko naujo, just the same old thing. tarsi tie patys seni dalykai. To recognize God, Pripažinti viešpatį, to celebrate Him in sacraments, švęsti jį sakramentuose and to pray to Him. ir melstis su juo. That's the meaning of all our life. Tai yra mūsų viso gyvenimo prasme. For all centuries and until the end of the world. Per visus amžius ir iki pasaulio pabaigos. And it will be the same always. Ir tai visuomet bus taip. And you see how it is very simple. Ir matot, kaip tai yra paprasta. Our Lady usually give us some kind of leadings in her messages. Dievo motina mums duoda savo žiniuose tokį vedimą. But as I said, there's nothing new. Bet She kaip aš just sakiau, tai reminds nėra. us on things that we maybe forgot. Jinai nieko naujo nepasako, jinai tik primena tai, ką mes galbūt pamiršome. And I like one thing that I start to implement in my life. Ir man labai patinka vienas dalykas, kurį aš pradedu įgyvendinti savo gyvenime. That's the prayer to the Holy Spirit. Tai yra malda šventai dvasiai. In one message she said, people are doing wrong things. Jinai vienoje žinioje pasakė, žmonės daro klaidingus dalykus. Many people, they pray just to the saints. Daug žmonių meldžiasi tik šventiesiems. They are just asking things from the saints. Jie tiesiog prašo šventųjų kažkokių dalykų. And they forgot to pray to God. Ir jie pamiršta melstis Dievui. And that's very true. Ir čia labai tiesa. And she said, O jinai pasakė, the big prayer is to pray to the Holy Spirit. dideli malda yra melstis šventai dvasiai. And she said in one message, before every job, every work that you are up to do, pray to the Holy Spirit. Ir jinai pasakė vienoje žinioje, prieš kiekvieną darbą, prieš kiekvieną dalyką, kurį turite daryti, melskitės šventai dvasiai. Before the Mass, pray to the Holy Spirit. Prieš šventąsias mišias melskitės šventosios dvasios. That's why we always pray here the hymn to the Holy Spirit. Dėl to čia šioje parapijoje mes kiekvieną kartą prieš šventąsias mišias meldžiamės himną šventai dvasiai. Veni Creator Spiritus. Ateik šventoji dvasia, veni Creator Spiritus. And then also I started to pray that hymn first thing in the morning. Ir aš tada pradėjau irgi melstis šį himną pirmą maldą, ką aš darau ryte. And I think it's beautiful. Ir aš manau, kad tai gražu. When you wake up Kai pabundi and you
you start to pray that hymn to the Ir Holy Spirit. pradedi melstis šį himną šventai dvasiai. And it is beautiful hymn. Ir tai yra labai gražus himnas Hymn to the God, to the Holy Spirit, Dievui, šventai dvasiai, to give us the strength for the life, kad mums duotų jėgų gyventi, to lead us into the mystery of God, kad mus vestų į Dievo paslaptis slėpinius, to protect us from our enemies, kad mus saugotų nuo mūsų priešų, to bring us the peace. kad mums duotų ramybę. And I think that's a very, very powerful prayer. Ir aš manau, kad tai yra labai stipri malda. And it's very simple Ir again. vėl jinai labai paprasta. And it's there for centuries. Ir jau amžiais ją mes turim. And it's really changing the perspective of that day and the perspective of the life. Ir iš tiesų jinai pakeičia mūsų požiūrį, perspektyvą į mūsų dieną, į mūsų gyvenimą. Because everything is different when you put the Holy Spirit at the beginning of things. Nes viskas pasikeičia, kai į pradžią, į pirmą vietą teikiame šventai dvasiai. If you call the Holy Spirit at the beginning of your day, Jeigu kviečiate šventąją dvasią dienos pradžioje, you can be sure that He will be there jūs galite būti tikri, kad ji bus tenai. and He will guide you. Ir ji jūs ves. That is one message that is very it's maybe my favorite message. Ir galbūt ši žinutė yra mano mėgiamiausia žinutė. Because in very unique way it leads you to the simplicity of life. Nes tokiu ypatingu būdu tai mus veda į gyvenimo paprastumą. And it opens your heart to the God. Ir ji atveria jūsų širdį Dievui. There's also one message of Our Lady Ir yra taip pat Dievo motinos žinutė, that I like a lot. kuri man labai patinka. You know, Medjugorje is famous because of Our Lady's apparitions. Jūs žinote, kad Medžiugorje yra įžymi dėl Dievo motinos apreiškimų. And all people that come here, they want to feel something, Ir visi žmonės, kurie čia atvyksta, jie nori kažką pajusti. even to see something. Ar kažką pamatyti netgi. Maybe to see visionaries, Galbūt pamatyti regėtojus, to see some signs, pamatyti kažkokius ženklus miracles, ar stebuklus. even to see Our Lady. Galbūt net Dievo motiną pamatyti. And people love Our Lady, not love Our Lady. Žmonės myli Dievo motiną. And usually they will do anything for just to hear what she said in the apparition. Ir jie padarytų viską, kad tik išgirstų, ką jinai pasakė per apreiškimą. And in beginning there were people who will come only for the apparitions, not for the mass. Ir pradžioje iš tiesų žmonės rinkosi tik dėl apreiškimo, ne dėl šventų mišių. Or during mass they were doing something else, looking at the sun or at the cross. Ar per šventąsias mišias jie kažko kitų užsiimdavo, pavyzdžiui, žiūrėdavo į saulę ar į kryžių. They were not focused on the Eucharist. Jie nesusikoncentruodavo ties Eucharistiją. And she said in one message, Ir jinai vienoje žinioje pasakė, you are wrong if you are seeking me beside the Eucharist. jūs klystate, jeigu jūs siekite manęs šalia Eucharistijos. And she said, Ir jinai pasakė, I'm closer to you aš esu arčiau jūsų during Eucharist per Eucharistiją, than during the apparition. nei per apreiškimus. Isn't that stunning? Ar tai nenuostabu? She's closer to us during Eucharist Jinai yra arčiau mūsų per Eucharistiją, than during the apparition. nei per apreiškimus. And that's our focus, Ir tai turi būti mūsų koncentracija, fokusas. to look at the right side. At the right Žiūrėti part. į teisingą pusę, į teisingą dalį. Eucharist is very important. Eucharistija yra labai svarbu. You will hear the saying, the Eucharist is source of our life. Ir jūs girdėsite, kad Eucharistija yra mūsų gyvenimo šaltinis. And our theme for this year is
go to the source. Ir mūsų, arba ištakos, ir mūsų šių metų tema yra eikite iki ištakų, į tą šaltinį. And we can freely say that source is Eucharist. Go to the Eucharist. Ir mes galime tikrai pasakyti, kad tos ištakos yra Eucharistija, eikit In Eucharistija. Eucharist we will experience a living God, Eucharistijoje jūs patirsite gyvąjį Dievą, our God, mūsų Dievą, who loves us, kuris mus who myli, cares for us, kuris mumis rūpinasi, who hears our prayer, kuris girdi mūsų maldą and who is feeding us with Ir- His words and His body. ir kuris mus pripildo savo žodžiais ir savo kūnu. And I want for all of you and for myself Ir aš noriu tiek jums, tiek savo pačiam, to be always at that source, kad mes būtume visada prie tų ištakų, that source of life. to gyvenimo ištakų, And it will give us a real life, nes tai mums duoda tikrą gyvenimą, fulfilled life, pripildytą gyvenimą, and in the end, eternal life. o galiausiai ir amžinai gyvenimą. Thank you. Ačiū Jums. I brought these, but I didn't need this. Sako, aš atsinešiau užrašus, bet neprireikė. I hope. I hope that you will have a great time here, Aš tikiuosi, kad jūs turėsite nuostabų laiką čia. time filled with prayer,